matau toliau vizijas ir ašaros iš tikrųjų rieda dėl to, kad pagal viską turėjo būti, kadangi keitėsi jų kraujo struktūra, tai nereikia galvoti, kad ir toliau jie turėjo ten ar pjaustytis rankas ar kažką, kad tą kraują perduotų kitiems žmonėms. Viskas buvo daug paprasčiau. Priėmė šitą kultinę apeigą, pakeitė savo DNR kraujo informaciją. Jie turėjo savo palikuonis, turėjo turėti palikonių ir jų palikuonį būtų daug lengviau, ne tai, kad perduoti, bet tęsti tą mokinystės kelią. Iš jų turėjo išeiti nauja karta, net nauja rasė, galbūt nežinau kaip tai vardinti. Jeigu pasižiūrėti istoriją, praktiškai visi Jėzaus mokiniai buvo žiauriai nužudyti ir nukankinti. Katalikų tikėjimas tai išvardijo taip, kai buvo paneigta Kristaus meilė, kaip ir vėlgi, kaip buvo išaukštinta Kristaus kančia, kad jie tiek mylėjo Dievą ir Kristų, kad jie pasirinko. Iš tikrųjų, jie normalūs žmonės buvo, jie nenorėjo nei tos kančios, jie žinojo, bet jie žinojo esmę, kaip viskas turėjo būti. Ir tie žmonės, kurie tai darė, jie puikiai žinojo iš tos okultinės apeigos reikšmę, jie turėjo juos žudyti tam, kad jie neperduotų palikonių, kad jie neturėtų palikonių ir per palikonis būtų užkirstas kelias Kristaus žinios, Kristaus DNR kraujo informacijos perdavimui. Ką dabar sakysiu, nežinau, ar toks buvo Kristaus planas, toks buvo Kristaus misija netgi. Turiu viziją, kad tą Kristaus kraują galėjo gerti ir nemokiniai. Žmogaus kūnas su siela, kuri nepasiruošusi tam. Nežinia, kaip galėjo struktūrizuotis ir kaip deformuotis ir kas įvyko arba kas galėjo įvykti. Todėl apie tai nekalbėsiu.